Komfortas, komfortas. O kaip tą komfortą apibrėžti, kokiais kriterijais vadovautis? Juk neužtenka vien man patinka arba ai bus gerai. Paklausykim specialistų. Geras čiužinys turi 4 pagrindinius kriterijus, kuriuos reikia atsižvelgti. Pirmas iš kurių yra pristaikymas prie kūno formų. Tai yra čiužinys turi atitikti mūsų kūną. Paprastai čiužiniuose yra sukuriamas komforto zonos galvai, nugarai ir klubams bei nugarai. Kam tai yra daroma? Mūsų kūnas turi būti palaikytas tolygiai per visą jo ilgį. Tai reiškia, kad skirtingose kūno vietose mums reikia skirtingo palaikymo. Štai taip. Pasirodo, nėra viskas taip paprasta. Geras čiužinys turi būti komforto zona. Antras svarbus faktorius yra komfortas. Komfortui suteikti paprastai yra naudojamos pridėtinės medžiagos, kurios yra minkštesnės, jos tiek paminkština čiužinį, tiek ir sukuria tą komforto jausmą, kad mūsų kūnas švelniai gulėtų ant čiužinio ir čiužinys kaip ir apgaubtų mus. Jau aiškiau, komfortą kuria ir čiužinio medžiagos, kurios mus lyg apgaubia. Skamba intriguojančiai. Trečias faktorius yra higiena. Tam taipogi yra naudojamos pridėtinės medžiagos, impregnantai, kurie apsaugo čiužinius nuo įvairių bakterijų, nuo nešvarumų, nuo dulkių ar kučių. Tam yra naudojami arba, tarkim, sidabru dengtas pluoštas, arba įvairūs impregnantai kaip Clean Effect. Sidabro pluoštas. Tikrai ne visi žinome, kad geram čiužiniui pagaminti naudojamas sidabras. Pasirodo, čiužinys ir gera investicija šiais neramiais laikais. Ketvirtas, ne ką mažiau svarbus dalykas yra ilgaamžiškumas. Ilgaamžiškumas reiškia, kad mūsų čiužinys turi tarnauti kuo ilgesnį laiką. Ir paprastai čiužinio tarnavimo laikas turi būti apie 10 metų. Tai yra tas laikas, per kurį mums verta susimastyti apie tai, kad atėjo laikas pakeisti čiužinį. Tad gero čiužinio garantinis laikas bus nemažesnis negu 10 metų. 10 metų! Juk tai beveik amžinybė. Ne vieną vyrą ar žmoną galima pakeisti per 10 metų. Štai ką reiškia komfortas. Tai kokybė, išskirtinė kokybė. Laikas bėga, žmonės keičiasi, o geri čiužiniai pasilieka.